labas vakaras žiūrovai, labas vakaras tėvukai. Čia mūsų antrasis podcastas ir pagaliau susirašėm, prisivertėm nufilmuoti ir prisėst. Nes aš nežinau kaip jum, bet man, kai yra dabar rudeniškas oras, aš nieko nenoriu daryti, aš atsikeliu, viskas, ką aš noriu daryti, pavalgyti ir vėl atgal susisukti į sumuštinį ir į lovą. Sumuštinį. Nu jo, teisingai, čia tai realiai taip ir yra. Ir aš nežinau kaip jum ir kaip žiūrovam, bet man kiekvieną rudenį prasideda rudeniška depresija ir aš kiekvienais metais sakau, kad ne, man to nebus, man bus viskas gerai. Ir ateina ruduo, viskas man vėl tas pats. Kaip? Atrodo, gaudai tas šiltas dienas, kai saulė šviečia ar ką, atrodo, tada pasisėmė, atrodo, tą dieną nori eiti lauką, bet kai lyja, nieko nenori. Mes dabar visada turim lietingą orą. Kas 2 savaitės panašiai. 1-2 dienas ir tada vėl Jo, lyja. praeitą savaitgalį, tą sekmadienį buvo graži, po 2 savaičių. Jo. Nu tai dabar rytoj rodo, kad vėl bus saulutė, numatyti. Ir aš... Tau gerai? No, aš jau poryt viskas, išskrendu į Zanzibarą, ačiū Dievui, aš jau negaliu sulaukti. Bet aš nežinau, pavyzdžiui, kaip jūs tvarkotės su šitą, nežinau, emocija, su šito jausmu, ką daryt, kai tau yra va taip, depresija rudeniška. Nes visiems manau, kad ateina šitas momentas. Reiškia, mes šiandien ir kalbame apie tai, ar ne? Aš nežinau, apie ką mes kalbam, apie belę ką mes kalbam. Bet tu sakai šitą. Nu, man dabar atsisėdau ir užėjo mintis apie tai. Sak, turi save linksminti, kažkokiu būdu kažką ieškoti, kažką veikti, kabinti savai pralinksminti, nes taip tai susisukti tą odijalą ir guli. Gerai, aš tai nenoriu nieko veikti, aš nenoriu niekur keltis, man yra liūdna, aš noriu žiūrėti filmus ir visiškai nieko neveikti. Bet o jei filmai atsibodo. Nu, man tai neatsibodo. Va, bet supranti, Jurga, prisimink, kaip ir mums buvo, kai mes irgi labai norėjom, kai vaikai dar mokykloje, atsimenat vaikai, mes žiūrėdavom filmus savo tos. Nu gerai, mes žiūrėdavom tad filmus, bet kai tau jau tiek metų, tu tiek viską esi peržiūrėjęs, kad jau čia viskas jau stovi. Tai Jurga, dabar ir mums visai kitaip ir yra. Mes jau ir nebenorim to žiūrėjimo, jo praktiškai, sakykime, ta visa industrija visiena sukasi panašiai, jo visiena panašiai apie tą patį ir tu jau matai kažką, tai jau ateina mintis visai kitokios. Aš tu sakėjai apie šitą, kad sukasi viskas apie tą patį, tie patys filmai. Ir kaip mes dabar šnekėjom prieš keletą dienų, kad pavyzdžiui, tas pats Supermanas, ne, jis buvo padarytas 1960 kažkalintai. Ne, 1909 ar 1 kažkaip. Taip, aš labai daug versijų yra, labai daug. Ir kad kiekvienas Hollywoodo filmas yra kažkiek laiko perkūrimas vien dėl to, nes nauja karta auga. Taip pat ir mums buvo žmogus svoras 2000 metais tada tas Amazing žmogus svoras, tada naujai biški kartai ir dabar tas su Tom Hollandu naujai jau kartai, mažiukams, ne, aš taip suprantu, nes ten jau yra įvesta į patį filmą TikTokai, hujokai, ten ir visą kitą. Ir kiekvienas yra perkūriamas į naujai kartai, kad būtų įdomu žiūrėti. Nu, aš to nežinojau, aš kai pamačiau, galvoju, nefiga sipė. Pala, negali sakyti taip. Tu jau pasakyti, čia nieks nekertama. Gerai, pasakiau. Tai va. Tai šitas pas per tą patį. Tai va, ir kai grįžtame vėl į tą, ką mes šnekėjom, tai kai tu pamatai kai jau viskas tame, sakykime, kaip ir atsibosta, ne, tada pradedi žiūrėti kitko. Bet tai nėra taip paprasta, kad, ir einame. Ne, šiek tiek reikės biški, kaip pasakyti, pastresuoti, bet pamatyti aiškiai, ko tu nori, visieną reikės. Labai subtiliai pasaky, nieko nesupratau. Bet nėra atsakymo, ką žmogui daryti, ką žmogui daryti. Nes, pavyzdžiui, aš dabar pažiūriu į Agnę, ne? Aš nenoriu nieko veikti, visiškai nieko veikti. Jinai nesustoja, sukasi ten, kažką piešia, kažką siuva, kažką mezga. Agni, gali man kepurę padaryti? Jo, gerai, toj padarysiu ant ryto, jau kepurę, žinai. Kaip, iš kur pas ją yra tiek, kaip tu nori kažką daryti? Tie kūrybiniai darbai mane ir šiaip ir gelbė nuo to viso depresinio, nes aš porą dienų čia bus savaitgalis, aš nieko neveiksiu, ne, tai okei. Bet tada kažkaip ir užsisuka tas, kad pradedi per daug galvoti apie viską ir tada gaunas ta depresinė pusė ir aš tada galvoju,
noriu žiūrėti filmus, ne, tikrai noriu žiūrėti kaip ir tu filmus, tai gerai, aš jeigu matytą kokį įsijungiu, nes man labai patinka matyti filmus žiūrėti, kurie man labai patinka, dėkime mane, tai aš pradedu, pavyzdžiui, nert. Ir aš žiūriu filmą, aš neriu ir man tuo pačiu yra kažką veikti. Aš nebežinau, aš dabar net nebežinau, aš žiūriu filmus, aš turiu kažką, jeigu matytas, aišku, yra. Bet jeigu nematytas, į tai kartais atrodo nori. Bet aš nežinau, man tas dalykas padeda, atrodo, kad tu kažkaip užsisuki vėl kažką veikti, žinai, tipo. Nu, man tai yra nemoku didžiausias paaiškint klausimas, kaip, nes aš nenoriu net pradėti nieko veikti. Jo, aš suprantu, kad, tarkim, aš žinau, kas man patinka. Aš žinau, man filmavimai patinka, man koncertai patinka ir taip toliau. Ir aš suprantu puikiai tai, kai tu man sakai, kad reikia laiko kartais pailsėti. Nes aš, pavyzdžiui, su mano grafiku, aš labai save išbarstau. Nes reikia ir ten, koncertai, savaitgaliais vėl naktinis darbas ir tu tiesiog, išsitaškai. Ir tau tai faktas reikia poilsio. Aš per tą poilsį nemoku pailsėti, nes aš vis tiek galvoju apie kažką, nors aš nieko neveikiu, aš vis tiek galvoju ir kaltinu save ir tada galiausiai bam depresija. tu neleidi savo pailsėti. Jo, tai čia visiems taip. Čia, kad būtų, supranti, kad tu viens toksai, ar ten 100 tokių, nieko panašaus. Nieko panašaus. Visiems taip yra. Bet esmė yra tame, kad supranti, kažką tai tame pamatyti naujo, tik pamatysi tada, tą naują, kada pailsėsi. Tai įsivaizduokit, 12 metų jūs mokytės. Aš prisimenu save, aš sakiau, po 12 klasės, kai baigiau 12 klasę, aš mėgosiu visą vasarą. Niekur aš neįsiu, aš mėgosiu, gulėsiu ir manęs nejudinkit. Aha, nejudinkit. Gerai, bet darbai, prasidėjo mokslai, universitetas stojimai, vėl galva pilna, paskui galiausiai sakau, kai universitetą baigsiu, iš vis išvažiuosiu ten, kur nors į kalnus, užsikasiu ir mėgosiu. Mėgojau. Bet žinai, mes dažniausiai, man atrodo, mus paklaidina socialiniai tinklai ir visa ta informacija, kurią turim. Nes, pavyzdžiui, taip, mums reikia poilsio, ne? Mes esam žmonės, visa kita. Įsijungi į TikToką ir ten man išmeta. Jeigu tu turi savo darbą, jeigu tu turi savo verslą, nebėra savaitgalių, niekada nepasiduok, niekada nesustok dirbti, tu visada turi dirbti 24/7. Ir aš tokių prisižiūriu ir tada 2 savaitės aš varau, be jokių poilsio ir be miego ir tada po to galiu. Teisingai. Varyk. Kaip išneš tave, kaip sakoma, kojomis į priekį, tada nieko nebereikės. Kietai pasakyti. Aš užbaigiau tavo. Taip. Aš sakau, kai išneš kojomis į priekį, aš supratau, ką aš noriu pasakyti. Kojomis į priekį, tada nieko nebereikės. Tada galės ilsėtis. Mūsų, pažiūrėjau, mūsų laikais, sakykime, kai mes buvom jaunimas, visi sakydavo, kol tu jaunas turi varyti, arti, o kai numirsi, nebereikės. Tai palauk. Tai kam iš vis dirbti, kam varyti, kam? Dėl ko? Dirbti reikia, bet ne tiek. Skirti laiko savo. Padėkim. Skirk 1-2 dienas gerai. Savo. Aš noriu, tarkim, daug dalykų pasiekti. Jeigu aš nedėsiu pastangų ir nedirbsiu, kaip aš tai pasieksiu? Ir kaip galbūt iš to darboholiko, į kurį pavirtęs esu dabar, atstatyti į normalų žmogų, kuris turi pailsėti, kuris gali nueiti pasižiūrėti to pačio filmo, kad ir pavyzdys, ir negalvoti apie tam tikrus dalykus ir nekaltinti savęs. Nes mane išvargina dažniausiai kaltinimas savęs, kad aš guliu ir nieko nedarau. Nors 5 paras aš net nemiegojau ir dirbau 6-7 parą, mes sakykime, savaitgaliai. Nors nėra tokių savaitgalių, nes savaitgalių visada, kai tu esi freelanceris, tu visada dirbi. Bet, tarkim, kažkurią dieną tu pailsėt, bet aš tą būtent poilsio dieną, sakykim, aš vis tiek save kaltinu. Kaip nekaltint savęs? Aš manau, kad ne aš vienas galbūt... Visą laiką tas yra mintis. Mes irgi jauni buvom, irgi taip pat, mums irgi tas pats ėjo, kiek atsiminėm. Jau atrodo, supranti, ten, kaip mes turėjom tą didmeninės prekybos verslą, tai irgi atrodo, jeigu tu tenai nenuvažiavai pažiūrėti, kaip ten darbai sekasi, neišvažiavai pas klientus, ten vieną dieną suvėlavai, viskas, atrodo, pasaulis apsiversi, tada pradedi kaltinti save, ojojojojoj, kai mes išvažiuodavom, atsimeni, jūs dar maži buvote į tas pailsėti į Egiptus tenai, ne? Tai 2 dienos, kai nuvažiuoji, tipo ilsiesi, tipo.
po tų 2 dienų jau 3 dieną jau galvoja, kaip ten yra, o kas ten yra, gal reikia paskambinti, oi. Visiems tas pats. Ne visai viskas tas pats. Jei išvažiuoja, atsijungi visiškai. Gali atsijungti. Ne mama nebent. Jo. Aš paskaičiuoju, aš matematikės. Jeigu žmogus normaliai jau čia sako, 8 valandas turi parą dirbti, jeigu aš dirbau daugiau, paskaičiuok, kiek tu turi savo laisvą laiką. Ir tu sąžinę ramę ilsies. Šiaip jinai teisingai. Tarnavai, tu gali ir nepriaušk savęs. Jinai man visą laiką sako, savaitgalius pasilik, nedirbk. Aš man reikia tenai arti, tenai akėti. Mama sako, pasilik. Ne, sakau, reikia man eiti. Ir aš 12 valandą sėdžiu dar, ko neišėjai, nepaslenku. Tai susidėliok, kaip aš tau sakau, kad neik. Tu tiesiog pasakyk, taip, aš šiandien nedirbu, ane? Dirbu rytoj. Tiesiog savo pasakai. Ir tada psichika tavo čiuk ten persikrauna ir kad ta diena yra viskas yra, kaip sakoma, laisva. Ir viskas, ir tu ilsiesi. Bet jeigu tu pasakai, ne, aš eisiu, taip ir eini kas valandą. Jau žiūrė, su tema. Bet kaip nebereiks jau eiti. Jau tada ramiu sąžinė. Bet kaip nepasiklysti tarp tos informacijos, kuri yra socialiniuose tinkluose, nes jos yra labai daug. Ir kaip nepames savęs, nes aš dažnai pametu ties tuo, kai aš pasižiūriu tenai tos tiktokus, tiktokė dabar scrollini ir sėdi, ir tu ten pamatai, kad Hebra ten su babkiam, su visu Lamborghini, ten hujumajo, žinai, ir bam, tau pasako, kad savaitgalių nėra, turi dirbti 24/7 ir taip toliau. Ir tada tu pradedi, ir tada galiausiai ta depresija pareina, bet tu žiūri juos, jie tai nedepresuoja. Ir kodėl tau čia taip? Ir tada tu esi šūdo vertas, nes aš pradėjau save varyt, kad aš daug dirbu, taip, bet aš esu galiausiai šūdas, nes aš blemba depresiją, susirgu ir taip toliau. Ir, atrodo, nieko nebenori ir taip toliau. Kaip nepasimest ir nepamest savęs? Tarp tos daugybės informacijų, žinai, šaltinių. Užsiduok vardan, ko tu dirbi. Tai vardan, kad pagulėtum, filmą pažiūrėtum, pailstum. Vardan finansinės laisvės, kad finansinė laisvė būtų. Mes galim pasakyti taip, gal aiškiau galim pasakyti, kad mes šioje žemėje turim išgyventi. Mes dėl ko gyvenam? Mes gyvenam dėl to, kad išgyventi. Čia mes galim, kaip tu sakai, kaip reikia nepasiklysti tarp tos informacijos. Reikia nemeluoti savo, pirmučiausiai. Pirmučiausiai nemeluoti savo, kad pasakyti tiesiai šviesiai, dėl ko aš viską čia ariu, varau, ne dėl to, kad kažkam įrodyti. Aišku, mes norim įrodyti, savo pagrindę, bet pagrindę mes turim, pagrindinis dalykas, tai, kad mes turim išgyventi. Ne, jeigu norėtum tik išgyventi, užtektų mažiau. Ne. Aš šiaip noriu daugiau. Pirm toksai, žinai, taip, bet vis viena irgi tas yra išgyvenimas, automatiškai ateina, susikūri kažkokią, ten sakykime, įsigini mašiną. Jau viskas, jau reikia ją prižiūrėti, jau tą. Įsigini, sakykime, būstą, jau viskas, jau reikia, jau tam priežiūros ir taip toliau. Kaip sakoma, auga tavo, kaip čia... Didesnės išlaidos. Poreikiai, išlaidos, bet tai irgi išgyvenimas būtent toj situacijai. Nes kaip visi sako, pinigų nereikia, ten viskas, nieko panašaus. Mes irgi, kai su tais dvasiniais dalykais, jūs prisimenat, mes su tais dvasiniais dalykais irgi bandėm, kaip pasakyti, ne tik bandėm, o ten gvildenom tą visą esmę, tą dvasinę, sakykime, ar ne, gilesnę. Tai mes girdėjom tai, kad pinigų nereikia, tu svarbiausia suprask gyvenimo prasmę ir tie pinigai visi ateis savaime. Savaime nieks neatėjo. Vis tik ir žodis ateis savaime. Kaip gali ateiti savaime, nedirbi? Neįmanoma. Kol mes savo pastangų nepadarėm, tol nieko nebuvo. Kol mes to tikslo savo, ką mes abudu mąstėm ir ką mes kūrėme, bandėm sukurti, ne? Tai kol mes nepriėjom ir patys nepaėmėm į savo rankas, nieks nepasidarė. Ir čia tos visos depresijos prasideda, supranti, ir kaip prirašyta, kaip tu sakai, Lamborghini, pinigai, palauk. O jame pasižiūrėk vieną dalyką.
ką jisai daro? Jisai prie tos mašinos ar jachtui, ką jisai daro? Jis tusinas, jis ilsis. O mes šito nematom. O kodėl jisai ne kažkur tai prie kompiuterio groja ir sako, o matot, kiek aš dirbu, bliam, jūs irgi tiek dirbkite ir turėsite tiek pinigų. Ne, visi prie jachtos, mašinai, tarp merginų, supranti, tūsė kažkokiam viskas. Mes šito nematom. Tai jeigu šitokie dalykai, reiškia, jie ilsisi. Reiškia, ilsisi po tam tikro laiko. Bet šiaip aš manau, dabar tiek yra visko daug socialiniuose tinkluose ir tai tiesiog yra galbūt melas ir apgavystė ir tau bandyti, aš nežinau, ką jie bando. Daugiausiai bando parduoti ant savo tuos mokymus ir taip toliau, iš ko jie ir gyvena. Čia yra visiškai skemas ir taip toliau. Realiai taip. Ir, o kiti... Aš nežinau, kodėl tiek daug dabar yra informacijos ir kodėl tiek daug žmonių bando suklaidinti kitus. Matai. Nes mes matom ir mums atrodo, kad mes prašiau tada gyvenam. Tas pats ir su Instagramu, su visais kitais socialiniais tinklais. Nes ten yra paustinama ir viskas dedama tik tai, kas gražu. Nerodoma ten, kas nepavyko, ar ten dar, žinai, tipo, kai tau yra liūdna. Tik tai tas, kas gražu. Tu pasižiūri, tau yra bloga nuotaika, arba kažkas nepasisekė ir ten žiūri, ten varo, daro, žinai, ir tu pasijauti, blemba, lyg šūdo vietoje, žinai, vėlgi. Nes man, aš iš savo pusės, kai sakau, man tai būna kartais, aš pasižiūriu ir kaip? Aš tiek visko darau ir vis tiek kartais būna ir ten nepasiseka kažkas, dar kažkokių nesąmonių. Ir kaip ten viskas taip gražu. Ir žinai, visa ta tokia socialinių tinklų apgavystė yra realiai. Neparodo tikra, kas yra. Matai, supranti, kas yra. Gal čia ne tiek, kad apgavystė tokia. Kiekvienas išreiškim, kas apgaudiniai, kaip ir visada, ne? Okay. Bet daugelis, aš manau, kad išreiškia savo nuomonę, supranti? Tiesiog išreiškia savo nuomonę. Jisai, taip, dabar šiandien dienai supranta. Nes mes irgi supranti, mes jau, sakykime, jau pagyvenę esam daugmaž biški daugiau negu jūs. Tai mes... Tai daugiau. Jo, ir kas tą dešimtmetį, tu matai, kad supranti žmogus, tu visieną keitiesi, supranti, koks tu buvai ten, sakykime, kai tu buvai 30, koks tu buvai jau 40, tenai 45, jau toj man 50, supranti, jau koks tavo požiūris, jau čia, supranti, viskas kažkaip tai keičiasi ir iš karto automatiškai ir tavo tas šnekėjimas, išreiškimas, tas, supranti, ta transliacija visai kitokia, supranti, gal tik tai tiek, bet, mes žmonės, mes turim būti sąmoningi, mes turim matyti, kaip vienas dalykas pats gyveni. Šiaip pagalvojau, pavyzdžiui, žinot, kodėl aš, pavyzdžiui, antros pusės neturiu? Nes aš per daug esu darboholikas ir man, pavyzdžiui, svarbiau, kartais atrodo, yra darbas ir karjera, nei atrodo santykiai, ne? Galbūt čia yra labai prastas mano požiūris, bet šiuo metu atrodo, tarkim, susitarė arba, nežinai, į pasimatymą, ne? Reikės eiti ir planuoji, ten bendrauji ir tada galiausiai, bet blemba, man ten koncertas, ten man filmavimas ir taip toliau, sorry, negaliu, neišeina ir viskas. Ir aš nebenueinu niekur ir man galiausiai vis tiek svarbiau yra darbas. Ir nežinau, ant kiek čia yra gerai ir blogai, nes dabar aš pasižiūrėjau, pas mane visur mano feed'e yra jau mano draugai ten susituokė arba pasiperša, jau ten 3 gimtadienį savo vaiko švenčia, žinai, ir tada ką aš veikiu? Aš, žinai, tipo bim-bam kažką, žinai, tralivalį festivalį, žinai. Ir čia gerai ar ne? Aš biškut įsiterpsiu. Tu biškut terpkis, tu visą terpkis. Ne, tavo darboholiks, tai kad tu filmuoji, važiuoji koncertuoti, kažką. Jo, ir aš niekada laiko neturiu. Bet, pavyzdžiui, tau reikia antros pusės, kad patiktų būtent tą, ką tu darai. Nes, pavyzdžiui, gerai, netgi kažko jaudinus. Nesijaudink. Nes, pavyzdžiui, tu netgi kolonėliai dirbai, ne, kai mes draugavom. Aš šitai atvažiuodavau į kolonėliai. Jo, kartu mes būdavom. Ir naktį jis ten dirbdavo, aš ant sofutės užmigdavau. Dabar galim sakyti. Nes negalėjai daryti. Aš ten šalia būdavo, kažką, tu važiuodavai reisus, aš kartu važiuodavau, tu ten kerpi rūbus, aš šalia būsiu, aš kartu net vaikus atsivesdavau, ne, ir mes pamokas darydavom kartu, bet svarbiausia būti toj patalpoj, tu tai dirbi, bet aš esu šalia tavęs.
Nu tai esmė ir yra. Taip, nes, pažiūrėjau, aš durnius, ne durnius gal, bet, tai buvau pasakęs, kad, kaip sakoma, kai mes jau, jūs ateinat jau į šitą gyvenimą ir jau, mama, jinai tiesiog nedirbs. Aš visą krūvį nešiu, žinai. O jinai bus su jumis ir auklės pagrindė jumis, ne? Taip pat mano tokia mintis buvo, supranti. Bet aš visieną, supranti, išsekau tai, kad man patikdavo su mama važiuoti ir mes kartu dirbti, viską daryti kartu. Ir atėjo visien momentas, kada mes vėl pradėjom, jūs jau paaugot ir tada visi kartu važiuodavom, prisimenat. Tai dėl to tau ir yra taip, supranti, o kai ateis ta mergaitė, ateis ta kita pusė ir viskas tvarkingai bus. Jo, faktas, kad reikia žmogaus, kuris suprastų visų pirma tave ir norėtų kartu daryti, kartu kurt. Nes aš įsivaizduoju, jeigu mano antra pusė visiškai būtų prieš filmavimus, kaip gerai, prieš filmavimus, tu nerodai, tu nesifilmuoji kartu, bet blemba, mano gyvenimas, tai sufilmavimas, mano kamera yra rankoje visada. Tai kaip tu sugyvensi, niekaip to neišeis, žinai. Bet, pavyzdžiui, aš net neįsivaizduoju, jeigu tu montuoji, esi bendram kambarį su antra pusė. Ir antra pusė, jeigu tau sako, tu man dėmesį neskiri, man nuobodu. Tu esi šalia, nori sėdėti šalia, kaip montuoja. Jeigu tau tas žmogus patinka, tu būsi, stebėsi. Aš, pavyzdžiui, montuoju. O tu sakai, ko tu čia montuoji, būk su manim, tu nesakai. Tai mama, mokosi ispanų, pilno gerklį, kai sakoma. Telefonas senai kalba. Bet mes šalia, tu girdi, kaip aš. Jo, jinai sako, užsidėti ausinės, ne, viskas gerai, aš irgi mokaus. Tai nėra. Yra esmė, tai juk būk šalia, daryk, pavyzdžiui, dėkim, užsiema kažkuo ar kitu, tai abudu su kompais ir sėdėkit tam kambarį. Esmė. Tai yra palaikymas, iš vienos pusės turi būti, tai, pavyzdžiui, kaip tu sakai, koncertuoji ir taip toliau. Tai jeigu turi laisvo laiko, važiuok kartu į koncertus. Jeigu neturi, nors, nežinau, čatinkit, tada kažką darykite, bet yra palaikymas, ryšys vis tiek. Ne, tai čia, tai ne taip piktai, nežiūrėk į mane, aš tai suprantu, nes aš pats norėčiau šitą. Tu sakai, darbo. Man čia taip apila tokius dalykus, aš suprantu. Mes stengiamės paaiškinti, kad tu sakai, aš negaliu turėti ir visiems norim paaiškinti. Nes esmė tu gali, bet turi būti tokia pat, kuri nori būti šalia. Jo, nes kartais aš galvoju, galbūt, žinai, ten kaip per filmus rodo, visgi vienišiaus kelias yra. O Dieve. Žinai, kas ir darboholikai, tie, kurie sako, kur išeini į ofisą ir antrą pusę jokių būdų negali ateiti. Ir jis nuo ryto iki vakaro ten būna ofisai ir taip toliau ir jie nėra kartu. O tavo darbas, manau, kitaip. Visada šalia, Dieve, tu mano. Taip. Jeigu, pavyzdžiui, atitinka darbai, ar taip toliau. Bet tiesiog turi būti tokia, o kur rasti, nežinau. Kaip mes radom viens kitą. Tai čia kada ateina tas laikas, ateina momentas ir viskas atsiranda. Čiagi... Žinot, Tinderį? Iš jūsų. Iš mūsų, jo. Tai Tinderis dabar paskelbė, man atrodo, neseniai čia naujiena tokia, kad ten, pavyzdžiui, Tinderyje gali nusipirkti. Ten Tinder Goldas yra ten 20 keli eurai, žinai, tu, pavyzdžiui, matai, kas tave palaikino, žinai, ten. Ir visokiausių yra ten privalumų, ne, tu gali mokėti pinigus už tai. Ir dabar išleido 5 ar 600 eurų mėnesiui, 6000 metam, kad labai ten įvairiausių tų privalumų tu gauni ir taip toliau, bet taip pat gali duoti savo Tinderio akauntą mamai, pavyzdžiui, ir mama negalės palaikinti, bet jinai galės parašyti komentarą, kur galimai potenciali tavo antra pusė galėtų būti, kad iš karto ir tėvams jau patiktų. Ir tada, jeigu ką, galėsi jau bendrauti kartu. Yra tokia, man atrodo, funkcija ir va čia Tinderis už 5 ar 600. Nežinau, aš su šito reikalo, Ar norėtumėt scrollint per Tinderį ir man potencialias? Ne, tu Juokauju, tikrai nepirksiu. Ne, čia vis kiekvieno žmogaus yra pasirinkimas, kaip tame gyvenime žaisti. Vienas dalykas. Antras dalykas, tėvai niekada negyvens sūnaus ar dukros gyvenimą. Niekada negyvens. Tai jūs gyvensite. Tu gal ir negyvensi, bet tikrai yra šeimų, kurie labai kišasi į vaikų gyvenimus. Mes toli nereikait niekur, tai
viskas yra tvarkoj, bet mūsų, su mama, psichologija yra tokia paremta tuom, kad nesikišt į jūsų gyvenimą. Mes galim patart, jeigu jūs prašot, klausėt. Viskas. Tom yra pabaigta. Gerai, pavyzdžiui, man ir Agnijai yra lengva su jumis, nes jūs nesikišate į mūsų tikrai gyvenimą ir jūs, jeigu jūs ir kažką pasakot, vis tiek mes galiausiai renkamės, ką mes norim daryti ir jeigu mes nuspręsim, jūs ir paliksit mus ramybėje. Ką daryti žmonėm ir tikrai yra daug žmonių, kur tėvai kišasi ir neleidžia gerai gyventi, nes jie geriau žino nei vaikai. Ir pastoviai knisa protą ir taip toliau. Ką daryti tokiu atveju? Jūs, manau, galite atsakyti šitą klausimą. Čia labai sudėtingas klausimas, praktiškai, taip sakykime. Taip, bet aš manau, kad labai svarbus ir galbūt kažkokį tai duosi tokį, žinai, adatėlį į šoną, ką daryti tokiu atveju. Čia sunku atsakyti, nes čia labai yra surišti su tėvais, o ne su vaikais. Ir jeigu tėvai nesikeičia, tam vaikui, nėra ką daryti. Iš tikrųjų, turim arba mažiau. Neimti galvą ir, susitinki, valio, labas, myliu ir taip toliau, bet tu niekad tėvų nepakeisi, nepakeisi. Tai jūs sakot, neįmanoma pakeisti, nes aš pavyzdžiui, iš savo labai artimo rato žmonių matau, kaip tėvai labai kišasi į vaikų santykius ir tada galiausiai vaikai nebenori bendrauti su savo tėvais. Tai faktas. Ar įmanoma kažką keisti, įmanoma kažką daryti, ar čia jau tiesiog pasmerkta yra jau šitas dalykas ir... Realiai, praktiškai, jeigu taip šnekant, praktiškai pasmerkta, bet, kaip sakoma, kaip ir kiekvienam dalykė yra ta, kaip sakoma, kažkur tai ta švieselė dar yra. Tai realiai tu turi pats nuspręsti, ko tu nori. Iš kur stiprybės pasisemt, kad... nes, pavyzdžiui, tu esi sugalvojęs dalykus, tu žinai, ką daryti ir taip toliau, ne? Ir tau, tėvai knisa protą, tu esi blogas šitoj srityje, tu nemoki, aš geriau žinau, kaip daryti tos pačius, man atrodo, ir vaikų auklėjimas, ne? Aš suprantu, taip, tai yra daug gerų patarimų, tėvai duoda, nes jie jau praėjo visą šitą. Bet, aš kalbu apie tą didesnę pusę, kur labai tave spaudžia, žinai? Gerai, palauk dabar, žiūrėk. Taip. Patarimai, ane? Dabar, sakykime, su tais patarimais, ane? Daug duoda. Palauk, dabar žiūrėk. Jeigu tai pamaščius, ane? Mūsų tėvai gyveno Sovietų Sąjungoje, ane? Praktiškai didžioji, kaip sakoma, dalis buvo Sovietų Sąjungos toj erdvėje, sakykime, toj visuomeniniai erdvėje, gal daugiau pasakykime, ane? Psichologija visai buvo kitokia, ane? Bats staigiai pasikeitė į tokią pasaulietišką, tokią pasaulėžiūrą, kuri jau daug platesnė, ne? Dabar kaip tu sakai, tai kaip jie gali tą patarimą duoti dabar? Tai čia ir yra tas didžiausias klausimas, nes viskas keičiasi. Taip. O nauja karta vėlgi keičiasi, o ten nebespėja. Taip. Ir ką tu patarsi, jeigu viskas jau apsikeitė? Tai tame esmė. Ir supranti, kas yra įdomiausiai. Palaubiškai, dar pašnekėsiu gerai. Aš klausau. Supranti, kai vėl prieisim prie tų dvasinių dalykų, ne, kaip mes gvildenom, ne, tai ten buvo pasakyta, pirmučiausiai tėvai turi išklausyti vaikus. Pirmučiausiai. Ir tėvai turi pamatyti, ko jisai nori. Kas iš vis per asmuo. Kokie jo pastebėti jo talentus, pastebėti jo norus, poreikius ir taip toliau, taip toliau. Tada pradėti žiūrėti, spręsti, ką jam patarti. Supranti? Tai čia toks, supranti, čia yra pakankamai sudėtingas dalykas, nes yra pepinta, persakyta, per teorijų milijonai, o realios tiesos, tai praktiškai jos nėra. Kažkaip realiai visi pamiršt, kai jie buvo jauni, kai jiems knisa protai, visi kažkaip ir užmiršt. Visiškai. Pavyzdžiui, daleiskim tu. Man būtų, pavyzdžiui, lengviau, jei tu ten gyveni Vilniui, būti, normaliai dirbi, netrasioji po pasaulį, ant širdies man ramiau. Tiesiog ramu. Bet aš žinau, ko tu nori. Tai aš negaliu sakyti, ne, tu nekeliauk, nes man bus geriau. Aš sakau, tu keliauk, nors kai tu išvažiuoji, man baisu. Tai va. Ir vienintelis tikriausiai dalykas giminiai, pavyzdžiui, ne, kas, nebūtinai giminiai šiaip bet kur,
kai tu, tarkim, padarai kažką tai gero, arba tau padaro kažką gero ir sako, tu dabar man skolingas. Ai, va čia tai yra. Aš tau dabar duodu kažką, bet tu man senatviai irgi būsi skolingas. Po 20-30 metų, ane? Tai jūs jau yra būdų, kai sakoma, esate tą jau pamatę ir tą. Taip, nu čia... Kokią skolą, jeigu tu savo artimam, geram, nežinau, draugui, šeimos nariui, dar kažką, tu darai gerą, tai yra gėris, ne? Kokios skolos? Man va tas iš senų laikų, kur tipo, dabar tu būsi man skolingas. Ką? Nes dažniausiai daug kas daro iš baimės, ne, tėvai bijo kažko, kai bus senatvė, jie bijo, ir tada aš dabar tau duosiu, kad paskui, atsigriepsiu už tai, bet čia ir nesąmonė. Bet iš kur ta tėvų ir vaikų santyki tada, pavyzdžiui, jūs, ne, esat mūsų tėvai, kaip jūs sukūrė tą mūsų santyki tokį, kad mes esam geriausi draugai, kaip žmonėm galbūt irgi sukurtą ryšį tarp vaikų ir tėvų, tarp tiesiog vaikų ir tėvų, kad jie gražiai bendrautų. Esmė tokia, kad aš nesijaučiu užaugusi. Nes man vis atrodo, kad aš dar tik pabaigiau mokslus, mes tik susipažinom, apsiženėm. O mes ką? Mes jau irgi suaugę, baigė mokslus. Abrakadabra, jūs jau užaugė. Vienu žodžiu, nesijaučiu, aš nejaučiu, kad aš esu užaugusi. Nes, pavyzdžiui, aš tiek su mama, tiek su tėčiu, aš su jais bendrauju su savo bendramžiais. Visiškai. Aš, pavyzdžiui, grįžtu iš kažkur. Vakar, kai prigėriau, nelabai atsimenu iš tikrųjų. Ir tėvai, aš matau tėvų reakciją. Ir tada, jo, bet ten tu neįsivaizduoji, žinai. Ir aš varysiu iki tol, kol jie kažką sureaguos. Bet tai vakar aš ten karočią kritau, ten irgi, žinai, nelabai irgi atsimenu. Ir tėvai, bet realiai tu atsimeni, koks tu buvai, aš nesuprantu. Aš nesakysiu. Ir tada tėvukas, žinai. Savo irgi papasako kažkaip. Aš jaunystėj, mes pilną barą visą išpirkdavom ir viską ištuštindavom. Alaus tiek buvo. Buvo daug. Buvo daug. Bet realiai tas ir yra. Tikriausiai mes dėl to visi galvai pasižiūri bendramžius, jie visi tokie rimti, tokie suaugę, tokie protingi, tokie viską žinantis, o tu atrodai, niekas tą nežinau, niekas čia. Bet gerai, kaip jūs nuo mūsų mažens, ne, kai mes buvom maži, kaip jūs auklėjot, kaip jūs darėte tą ryšį, nes, aš tai atsimenu tą mūsų ryšį, jūs visą laiką kartu viską darydavot su mumis, padėdavot mum, tiek keliaudavot kartu ir tą laiką leisdavot ir galbūt tas laikas bendras tai ir yra tas ryšys labai. Bet still, vis tiek vaikai, tėvai būna kartu, bet nėra to ryšio, užauga viskas. Paauglystė, ne, pas mus nebuvo tos žiaurios paauglystės. Jo, nepatyriau kažkokį tokio, kad vaikai ten paaugliai, kaip sakydavo, oi mažas vaikas draska sijoną, užaugęs vaikas draski širdį. Nei man sijono draskė, nei man to širdies ten kažkiek jau, kažkas paskaust, išvažiuoji, pergyveni, čia yra vienas dalykas, ne? Bet ne to, kad draska tą širdį, skaudin, ten nemyl, negeri, bet dar kažko tokio dalyko nebuvo. Ir vienas dalykas, kol jūs buvot maži, pas manęs buvo toks mąstyms. Aš būsiu su vaikais tol, kol aš jiems esu reikalinga. Aš esu, jie yra maži, o mažiem vaikams reikalingi yra tėvai. Tuo momentu, kai jie maži, nieks jiems kitkas neegzistuoja. Aš su to suvokimu, vadinasi, jie užaugs, jie išeis. Manęs tiek nebereik, susiras antrą pusę, mama lieka ten, tėtis lieka tėvais, bet antra pusė yra pati brangiausia vis tiek. Tai aš jiems tol, kol aš esu reikalinga. Kol kas viskas gerai, toliau viskas einas, nežinau. Bet man atrodo, kur ta paslaptis, kur auklėjimo paslaptis, kodėl vieni vaikai nenori matyti po to tėvų ir jais ir keiksmažodžiais išvadina, kiti labai gražus ryšys, dalinasi viskuo, keliauja kartu ir taip toliau. Kur ta paslaptis tėvystės galbūt ir vaikų, kad sukurt bendrą ryšį. Tiesiai šviesiai. Tėvai nepaleidžia vaikų. Tiesiai šviesiai pasakysiu. Neknyskit protą viens kitam. Nei vieną pusę, nei kitą pusę. Kam knys protą? Jeigu nepatinka kažkas, tiesiai šviesiai pasakai, taip gali nedaryti. Okay. Arba kažką pabandom kitaip padaryti, kad būtų ir man gerai, ir tau gerai.
Tai galbūt ta didžiausia paslaptis yra, kad tėvai pamiršta, kokie buvo prieš seniau. Aišku, visi užmiršta. Nes, nu, visada kaip būna, vaikas kažką pasako ir tėvas, ne, tu nedaryk taip, nes aš geriau žinau. Jo. Ane? Ir nebando to, kaip ir mes kalbėjome apie tas kartas, kad nesikeičia, o pasaulis pastoviai sukasi. Taip pat ir, kaip čia dabar buvau matęs TikToką, kur sako, kodėl aš, sako, neklausau savo tėvų, nes mano tėvai, sako, yra labai seno mąstymo. Ir ką man tėvas gali paaiškinti, kuris mokėjo uždirbti pinigus prieš 30 metų, jisai dabar tą patį bando, bet nesigauna. Ir jisai tą patį bando, bet nesigauna, o dabar aš žinau, kas pasikeitė jau pasaulyje, socialiniai tie patys tinklai ir visa kita, ir aš žinau dabar, kaip uždirbti pinigus, žinai, ir viskas pasikeitė. Tai sako, aš negaliu klausyti savo tėvo, kuris žinojo ir kas jam buvo svarbiausia. Eini į darbą, nusipirki namą, nes jisai pigiai kainuodavo seniau ir galėdavai sau leis. Dabar ką tu jaunas išėjai iš mokyklos, pradėjai studijuoti ir ką tu namą paprasčiausią butą virš 200 000. Iš kur tu? Tai apie ką šnekėti, jeigu mes taigi baigėm mokslus, galėjom, sakykime, nors ir, kai sakoma, piškom išeit po visą pasaulį, ne? Nu, aišku, tada negalėjom, nes reikėjo pro sienas eit, bet irgi galėjai praeiti. Tai va, mes galėjom, baigiai mokslus, ne? Ras ir gali išmauti, ne? Nu, buvo tik sudėtinga per tas sienas praeiti, nu, bet man atrodo irgi ten liaudis daug kas, va, iš tavo giminaičių, va, vienas buvo keliautojas, iki šiandien dar jisai kaip po visą pasaulį duodas. Bet esmė ir ką aš norėjau pasakyti, ir tau nereikėjo nei mokesčių mokėti kažkokių, nereikėjo nieko. Dabar yra, tu baigiai mokslus, ane? Ir tu praktiškai jau turi dirbti, nes tu turi susimokėti mokesčius. Jau, vienas mokestis yra jau oficialus, ne? Kitas dalykas tai, kad vėlgi visokiausių kitų dalykų, aišku, nu, turi būti tie dalykai, nu, viskas ok, bet turi būti viskas proto ribose, ne? Tai vat, ir kur tam vaikui dėtis? Nu, ir anksčiau buvo jūsų mąstymų ir jūsų viskas buvo kitaip nei dabar yra. Taip, ir viskas. Mes dabar visai kitaip turim gyventi, nei jūs gyvenate. Pasakysiu tokį dalyką, ane? Nu, čia, kaip sakoma, tas pavyzdys gal durnas, bet tokia mintis man atėjo. Kai aš stojau universitetą, 92 metais ar 3 buvo plaut. Sakykime, 93 metais dar universitete, Kauno technologijos universitete, Šiaulių fakultete buvo kompiuteris, vienintelis tas kompiuteris, kuris užėmė ten pusę antrą aukštą. Nu, tenai, didelio pastatą, ne? Po metų, tai skaitėjim kažkur tai 94 panašiai plius minus, kažkur tai, atsirado jau stacionarus jau tie kompiuteriai. Tai jūs įsivaizduokit, tai kokia pažanga, kur buvo tenai visas aukštas, tas vadinamas kompiuteris, jisai, per metus laiką jisai suplonėja į va tokį. Į dėžutę. Tai, ir ką tu nori to pasakyti? Nu, prašau, kokia raida. Ir kaip tu gali dabar, ką tu gali čia kažkam jaunam žmogui patarti, kai dabar apšie kokios yra technologijos. Kiekvienais metais yra vis nauja, bet mokykloje dar aš matau, kad viskas, kaip mes mokėmės panašiai, taip ir mokosi toliau. Mokykloje faktas, kad mokytojai, aš manau, nesupranta vaikų, nes taip viskas pasikeitė. Vaikai erzina mokytojus. Taip viens kitą nesupranta. Taip, nes yra nesusikalbėjimas. Ir viskas. Ir aš manau, kad nes turi tikrai kažkada galiausiai keistis, bet nepasikeis tol, kol blemba yra mokykloje tie seni mokytojai, kurie visiškai nieko nesupranta, kas dabar vyksta ir kaip dabar gyvena jaunimas. Taip pat ir man jau buvo, nes kai aš pradėjau nuskaityti prieš 10 metų YouTube užsiimti ir taip toliau, mokytojai nesuprato ir turėjau keisti mokyklą vien dėl to, nes jie nesuprato ir mane vos nedebilų vadino. Tai, žinai, aš manau, kad kol nebus to pokyčio mokytojų, žinai, ir visa kita, kol neapsivers tas sovietinis mokymasis, tol nieko ir nebus. Ir tų mokytojų užsisėdimas dėl to, kad tu nori kitaip daryti viską. Užsisėdimas, tu nors ir mokais, tu ir stengies, bet tas užsisėdimas, nes tu nori kažką kitką daryti. Tai taip, tas pats. Šitą norėjau pasakyti, tas toks, visai, kur... Nes dabar aš pasižiūriu, aš turiu pažįstamų mokytojų, jaunų mokytojų, kurie, ten, gal šiek tiek vyresnės už mane, bet, ten, ir
aš žiūriu, kaip jie daro, visiškai viskas kitaip. Mokytojos turi visus Instagramus, ten visą kitą, žinai. Ir jos kelia, žinai, su tais vaikais, ten tiktokus, žinai. Ir vaikam įdomu, ir tie vaikai taip fainai ten bendrauja su to mokytojom ir aš taip eina savo ir aš taip norėčiau, kad taip mokytojas su manim gražiai. Jo, o ne, tu debilas, blėt, eik iš šienachui. Žinai? Bet, pavyzdžiui, Agne, tu išėjai į kitą irgi mokyklą, ne tą nuotolinių būdų, tu išvažiavai į Italiją su to mokytojams. Tau buvo keista. Man buvo labai keista. Kaip gali mokytojas irgi būti kaip draugės? Jo, tipo, iš tos, nu taip, grinai, konkrečiai, taip visiškai kitokios mokytojos, visiškai. Ir net aš tokia pirmą 2 dienas taip. Ten visi taip, šnekasi su mokytojom taip kaip su draugais, išsipasakoja, papasakoja ir taip, aš tokia, galima taip iš viso, žinai. Ir taip į tą kelionę labai parodė skirtumą pagal mokytojas. Ir šiaip jau išėjus iš tos mokyklos pirmas gal buvo, kai su auklėtoja pasišnekėjau. Irgi visai kitas požiūris buvo, nes sako, tu mokaisi dėl savęs, mes mokiname, bet tu mokais dėl savęs, tu turi rodyti niekam nors kitam, bet savo. Ir toks, wow, toks požiūris į tave visai kitoks yra. Tai kaip ir priėjom prie vieno rezumė, kad jeigu tu nori bet kur, bet kokius santykius gerus ir gražius palaikyti, būk draugas. Būk tai Kaip ir nesvarbu, kokia tavo ten pozicija būtų, kas tu bebūtum, išlik visada draugiškas ir tada su tavim gražiai bus. Nu, bet... Taip. Jeigu šiaip apie mokyklą pašnekant dar, tai va irgi, jeigu iš senosios mokyklos, tai buvo irgi viena mokytoja, kuri, auklėtoja mano, kuri irgi su mumis mes gerbėm, nes jinai buvo, galėjai pasakyti, va tas pats irgi. Aš prisimenu tik vieną mokytoją, kuri taip šnekėjo, tai yra labai faina. Vardų neminėsim. Aš ir sakau. Ne, aš noriu pasakyti, kad buvo viena mokytoja tokia ir buvo labai faina, bet irgi tas kitų mokytojų užsisėdimas reikėjo keisti mokyklą, nes jauteis blogai. Bet aš noriu pasakyti, kad... Taip yra, supranti, kaip pasakyti. Kiekvienas žmogus turi eiti su raidata, su pasaulėžiūra ta, kur jinai yra dabar. Kuri dabar ir dabar. Bet kas keiščiausia, aš tiek žinučių susilaukiu iš jaunimo, iš moksleivių, kurie yra nelaimingi, kurie nežino, ką daryti. Ir viskas dėl ko? Dėl to, kad mokykloje yra užgauliojami. Ir ne visada tik tais bendraklasiokai ar ten dar kažkas, o mokytojai. O grįžta namo, negali papasakoti tėvam, nes tėvai nesupranta ir sako, eik iš čia, žinai, ir taip toliau. Ir ką vaikui daryti? Tai labai liūdna iš tikrųjų, kad gyvenam tokiam tam pasaulyje, kur viens kito mes nesuprantam. Ir bet taip yra. Taip tai čia yra, kai sakoma, pasaka be galo, bet esmė yra tame, kad vienintelis dalykas, ką žmogus pats gali padaryti, tai suimti save į rankas ir pasitikėti tik savimi. Niekas nepadės. Niekas. Ir va tas tik savimi ir iš tikrųjų aš ilgą laiką galvau, gerai, tu pasakai savo, tikėk savim, ten tarara mane, bet ką tai reiškia? Ir labai fainus žodžius išgirdau. Visi mes galvojam, kad mes esam vidurio centre, ne? Bet vidurio centre esam tik mes patys savo. Savam gyvenimui. Aš galvoju, pavyzdžiui, aš išeinu, galvoju, kaip aš atrodau tararam, visiems pohui. Tu galvoji, kaip tu atrodai, aš galvoju dabar, kaip aš atrodau, tu taip pat. Ir mes visi tiek pergyvenam, overthinkinam apie tai, kas visiems kitiems yra dzin. Jo. Ir aš šitą, kai supratau, kad vienintelis, kam tu esi įdomus, tai esi tik tu savo. Ir mes visi galvojam ir esam, žinai, tik patys savo. Ir mes patys turim pasitikėti savim, mums niekas nepadės, tik mes patys, taip, mums gali patart, pasakyti kažką ir taip toliau, bet mes visur esam tik patys savo. Ir kad ir kas ką be pasakytų, ar dar kažką visiškai turi tai nerūpėti, nes tu gyveni savo gyvenimą, jisai gyvena savo gyvenimą. Ir man tas, kur tau kažkas kažką pasakė, jis jau pamiršo, jam visiškai nusispjaut, o tau įstrigo čia ir tu galvoji. Kodėl? Tai va, ir kai sakoma, dar pridursiu prie to pačią, turėkit omeny, ir visi turėkit omeny, praeis, va dabar jūs jauni, čia dabar, kaip sakoma, kraunasi tas bagažas, ne, mes jau šiek tiek jau turim tą bagažo ir per tą visą laikotarpį pamatėm, kad ką tu sumanėjai, kai tu sakai, patarimo gavai, tu galvoji, blemba, tas patarimas geras, gal reikia taip daryti, ne taip, kaip tu galvoji, bet kaip patarė.
Nes, nu, kaip žmogus patarė, nu, jisai autoritetiškesnis už tave, nu, tu matstai. Ir tu, žinot, koks bairis? Kai ką tu mąstei, ane? Ir tas ir buvo pats geriausias dalykas. Ne ten, kas patarė, o tą, ką tu mąstei. Ir kaip tu, ir supranti, į kas vėl įdomiausiai, kad ir ateina vis viena tas momentas, kada tu prieini prie to, ką tu mąstei, ne, Jurga? Jo, Vis viena tu prieini prie to ir tu vis viena pasidarai, kad jau, blėt, praėjo, atsiprašau, labai atsiprašau už tą žodžius, praėjo jau koks 20 metų. Į vis vieną tu, sakom, davai pasidarom taip, kaip mes mąstėm. Susigraudinau. Nu, blėmų, susigraudinau. Nu, supranti, nu, kad svarbiausiai, įdomiausiai, kad supranti, kad tu paklausai. Ir tu, blėmų, tu galvoji, praėjai tiek, priinvestavai, nu, karočią. Ir visieną ateini prie to pačio, kad tu buvai mąstęs. Tai, vat, Ir nesvarbu, kiek metų gali tai praeiti. Taip, ir prieėjai, supranti, prie to, kad tu visienas, kažkaip įsakau, po 20 metų tokie dalykai išlenda, net po 30 metų, kad tu... Palauk. Bliam, aš kaip prieš 30 metų svajojau, o man pasakė tą, aš tą nepadariau, o dabar, situacija susiraitė taip, kad tu, žinai, tą darai, kas buvo ten, sakykime, jaunystėj. Tai palauk. Kam laukti 30? Nu, kam? Negali dabar visą šitą. Atsimenu, aš jums sakiau, dabar darykit tą, ką sumastė. Taip, tai čia ir buvo didelis spyris jūsų. Nes esmė tokia yra, kaip saka, jeigu kažką nori daryti, geriau daryk, nes tada gyvenimas pakoreguos, jei kažką netaip darai, tave pakoreguos, tik svarbiausia yra, nu, tos signalus priimti. Jei kažkas tau jau negerai, tu jauti, nu, kažkas nepatinka, kažkas nesein. Sustok, pagalvok, kodėl, kažką reikia keisti. Bet jeigu tu nedarai, tada tu nepamatai to viso. Arba darai pagal kitus įnaini, nu, kaip sakant, nuo kelio pasuki ten į kairę ar į dešinę. Tai va tam ir esmė. Dar tas pasakymas, kad tu turi, jeigu kažkas, pavyzdžiui, ir einasi negerai, arba tu, pavyzdžiui, tau sunku kažkur, ar vieta, ar dar kažkas, ir sako, tu turi susitaikyti, tu turi išbūti toks, tipo, tavo charakteris stiprinasi, ne? Mhm. Bet, o kodėl tu negali surasti kito geresnio kelio? Nu, tipo, jeigu kažkas yra sunkiai, jeigu yra galimybė, nu, tipo, kaip keisti mokyklas, ar dar kažką, nebūtina kankintis. Jo, nebūtina. Ne, Jo, ne, visiškai nereikia kankintis. iš vis. Ir iš viso turi išeksperimentuoti. Va, pavyzdžiui, kiek tu, Agne, per 2 metus išeksperimentavai. Tau atrodai, tą nori daryti, tas patink. Jo. Nu gerai, va, darysiu. Žiūri, darai. Ne šito noriu, darai. Ne šito noriu. Bet jeigu tu to neišbandėjai, tu visą gyvenimą galvosi, kad tu galbūt šito nori. Tikrai taip. Bet tu išbandėjai, aha, ir va, man tas patinka. Tu irgi dar vis užsidavinėjai klausimus, ko aš iš tikrųjų noriu. Nors tu realiai žinai, ko tu iš tikrųjų nori. Bet dar vis, tą, viskas iš šonų. Bet tu žinai, ko tu nori. Jo, man tiesiog būna, žinai, prisimenu tam tikrus dalykus, kaip, pavyzdžiui, gerai, čia va dariau tokius projektus, buvo faina ir taip toliau. Ir aš toks, nu tai galbūt reikėtų tą ir daryti. Bet tada pagalvoju, nu man gerai smagu, buvo faina, bet ar man tai teikia labai daug džiaugsmo. Ir galbūt jeigu teikia džiaugsmo, ar man tai apsimoka daryti, nes, nu vis tiek, bet kokiu atveju pinigai yra pinigais. Visada ir mes turim iš to išgyventi. Taip. Ir aš tikrai kelis metus dirbau ant nulio vien dėl to, nes man patiko labai kurti, bet aš matau, kad Lietuvoje, nu, aš niekaip iš to negaliu užsidirbti. Tai aš viską, ką uždirbu, aš atiduodu. Ir viskas, ties tuo ir baigėsi. Aš pats vos galiu kažką pavalgyti. Tai, nu ir tada galvoji, ar tau verta ar neverta. Taip, yra faina, smagu, bet kiek iš tos yra naudos, žinai. Iš kitos pusės, aš tiesiog išbandydamas visus tuos dalykus ir investuodamas į tuos projektus, supratau tiesiog savo kryptį labiau, kur kas man patinka. Ir man patinka keliauti. Man patinka keliauti ir filmuoti, man patinka daryti įvairiausias nesąmonės. Vakas mane džiugina. Taip. Išbandęs daug visokiausių dalykų, išsimokęs scenarijų rašymus, aktorinius ir taip toliau, aš supratau, kad man visgi patinka keliauti. Bet jei tu būtum neišbandęs, tu vis tiek Aš būčiau galvojęs, kaip su tuo aktoriniu darbas, kaip su scenarijaus rašymu, kaip daromi filmai, žinai. Aš pabuvojau visur, aš pamačiau ir man smagu pabandyti, tikrai įdomu, bet man džiaugsmą kelia, tai kelionės ir visokios nesąmonės. Taip, nes dabar, va, sakykime, nu, vėl
gal pasikartosiu, kad patirtis jau mūsų yra šiek tiek, ne? Tai, pažiūrėjau, kaip mes irgi, ne, atsiminė, kaip sakiau, kad išlindo po 30 metų, taip aš jaunystėje labai, kaip su mašinom mėgau ir aš buvau, sakykime, taip išmokytas patvarkyti mašinas, ir mano buvo tokia svajonė, kaip tuninguoti mašinas. Ir taip gavosi situacijos, kad neišėjo tą padaryti ir po 30 metų vėl išlindo. Atsimena, čia aš vieną mašiną nusipirkau, ten kitą, ne, ten tavo mašiną, aš ją pasėmiau, galvoju tuninguoti, ne, tai čia buvo planų į priekį, o kad tu žmogus turi šalia jau susikūręs norimą, tau teikiantį malonumą darbą, tu užmiršti tai. Čia visą laiką prisimeni, kas buvo gera. Jo. Ir tipo, vėl darysiu. Čia kaip pat su buvusia, žinai, tipo, kai išsiskiri, tai blemba pamiršti, dėl ko tu išsiskiri, nes, blemba, gerai viskas atrodo buvo. Žinai, tipo, čia tas pats, man atrodo. Per daug, taip, žinai, toksai pavyzdys. Ne, čia, aš savo priemu šitą pavyzdį vien dėl to, nes tiek skirybos, kad ir kiek jų ten būtų buvę, tu prisimeni gerus dalykus, taip ir aš prisimenu ofisus, ten dar kažką, blemba, viskas buvo faina, atrodo, bet tada galvoju, blemba, bet tai ir kiek reikėdavo sumokėti, kiek visokiausio šūdo ir taip toliau, tu ne šiaip savo tai padarai. Taip, ir kai tu, vėl dar pasikartosiu, ir tu dabar, ką tu dabar darai, tu paprasčiausiai užmiršai. Užmiršai, ką tu dabar darai, ne, Jurga? Ir gerai, kad tu šalia turi žmonės, su kuriais gali pašnekėti, ne, ir galim sakyti taip atvirai, atsibusti, apsidairyti, pasižiūrėti į veidrodį, kaip tu atrodai, kas už tavo nugaros yra, ir tu pamatai tada realią situaciją, palauk. O kokie tavo prioritetai yra? Tavo prioritetai yra dabartiniai prioritetai, ne tas, kas buvo, tas jau buvo, jau viskas, jis jau išvažiavo. Tai įsivaizduojat, tu reiškia, aš gyvenau 30 metų atgal dar tom dalykais. Reiškia, mano kažkur tai čia smegeniniai, kažkur tai buvo trečdalis smegeninės užkišta tuo reikalu. Bet tai gerai, tu irgi pabandė ir supratai. Jo, supratau viskas. Ne. Pabandęs, tu gal po 10, po 20 metų dar būtum parsivaręs kokią mašiną ir... Taip. Čia, sakau, čia tas visas yra dalykas, bet, kaip buvo, sakykime taip, įtemptas laikotarpis mūsų toj veikloje, supranti, ir apie tai nebuvo mąstyti. Ir kai šiek tiek atsirado tam tikro laisvo laiko ir galvoju, dar reikia šitą išbandyti. Bet pasirodo, kad palauk, žmogau, turi darbo pakankamai, dabartinio darbo, ką tu darai ir kas svarbiausia, kurisai tau suteikia malonumą. Va tą reikia daryti gyvenime. Ir tada ir santykiai bus geri, ir tavo proto būsena bus gera. Supranti, tą, ką tu mėgsti. Bet aišku, reikia atrasti. O kaip, Agne, tu sakei, kaip sakoma, reikia laukti kažko, nereikia laukti. Bet aišku, tas momentas, kol tu prieisi prie to, surasi savo, sakykime, tą kelią, ne, tą malonumą. Aišku, reikės kažkokį tam tikrą laiką pabūtoj nežinomybėje, ne? Bet visiena, jeigu tu užsiduosi savo ir tu ieškosi savo to malonumo, ne, tu visiena ateis jisai greitai. Tikrai ateis greitai. Pavyzdžiui, prisimeni kažkokią juokingą savo istoriją arba blogiausią pasimatymą? Nes aš tai turiu vieną istoriją labai gerą. Nežinau, aš net nežinau, ar esu pasakojęs jums. Davai, ieškau, tada aš. Turi irgi, labai geras. Tai žodžiu, tas pats Tinderis. Ir aš sumečianu su mergina, bet čia buvo jau labai, žinai, gal prieš 1,5 metų kažkur, žinai, grinai rudenį. Tai ne, prieš 2 metus gal jau netgi. Žodžiu. Bet sumečianu Tinderyje, viskas tvarkoj ir jinai man parašo, sako, labas, ten tararam, aš labas, ten buvo jau naktis, žinai, beveik jau ten 11:30. Aš kaip tik ofise darbavausi ir sako, davai susitinkam. Ir aš toks, kaip ir noriu eiti namo, žinai, nepaslenku. Bet sako, davai, žinai, davai susitinkam. Ir aš, gerai, davai susitinkam. Sakau, duok adresą. O čia mes bendravom gal 10 minučių kol kas, žinai, ir iškart susitinkam. Gerai. Aš atvažiuoju, nepažiūrėjęs, kur tiksliai tas adresas, bam atvažiuoju įstoti.
Žinai, tipo, ir aš toks galvoju, ką aš toj stoti čia veikiu, žinai. Pasakojau, ne? Aš atsimenu. Jo. Aš kai tu pradėjai pasakoti apie tą, pagalvojau, Jo. kur tęsės tą kalbą. Ir žodžiu, aš atvažiuoju, žinai, nu ir aš galvoju, parašysiu, nu ateik, aš jau laukiu tavęs. Sako, tai tu ateik. Ir aš toks, kur aš ateisiu, žinai, tipo. Nu ateik čia, žinai. Nu, ir aš galvoju, nu gerai, ateisiu. Nu, žodžiu, aš ateinu. Nu, viskas normaliai, viskas tvarkoja, aš įeinu į ten kambarį, ten tararam. Ir Dabar aš ir prisiminiau. aš rašau jau, aš niekada gyvenime nesu rašęs draugam, žinai, kad, tipo, jeigu ką, gelbėkit mane. Ir aš pirmą kartą gyvenime parašiau, jeigu aš 3 liuksus numetu, gelbėkit, rašykit, kas skambinkit kažką, žinai, tipo. Nu, kai pirmą kartą gyvenime šitą išbandžiau, galvoju, nu, einu jau šiandien iki galo. Žinai, kad ir kur tai nuves. Nu, nes jaučiau, kad kažkas ne to, nu, ne taip turi viskas būti, žinai. Nu, įeinu ir sako, ar tu gersi. Ir aš toks, nežinau, ar aš noriu gerti, žinai, bet davai vieną kokteilį, žinai, sumaišyk. O Inga gerti svetimoje. Jo, o ten dar viena pana dar buvo, žinai, o čia turėjo būti šiaip pasimatymas. Nu, gerai, tipo. Man pradeda maišyti tą kokteilį ir bam, aš matau, kaip man įmeta, tipo, tabletę kažkokią, žinai. Ir aš, tipo, atsisuku, sakau, ką čia tu darai? Norėjau, kad greičiau prigertum. Ir aš toks, tipo, jo, žinai, norėjai, kad greičiau prigertum. Tada man ten pradėjo knist protą, kad čia tuoj ateis kažkokie jų dar draugai, bernai. Ir aš toks galvoju, va čia tai mane arba išprievartaus gerai čia, žinai, arba mane viską apvoks, nes rakteliai, piniginė viską, žinai, yra. Ir aš taip pasiėmiau ant draso, jau aš rašau tos liuksus, žinai, taip, kad skambink, aš taip užsimetu vieną tą ant bonkę, žinai, tipo, kur tipo, tikrai nėra jokių tablečių, ant draso, žinai, gerai, ir laukiu, nes, nu, tipo, man nemalonu dabar tiesiog išeit, žinai, ir aš laukiu, kol man paskambins. Paskambina draugai, seni, gelbėk, man čia mašiną nurašė, karo čia reikia būtinai partemti, žinai, tipo, davai, atsiunčia fotkę, net iš Google kažkur ištraukta, aš rodau, žiūrėkit, man turiu, ir taip žiūri. Neknisk man proto, gerai, aš žinau šitus žaidimus, aš raudonas, sėdžiu buliamba kaip burokas, nežinau ką daryti, aikosą užsikūriau, žinai, ir tuo metu, tu man, va čia šitai lupo tą paną ir mane į lovą, žinai, bam, aš ant tos lovos nukritau, ant manęs užšoka, pradėjo ten draskyti vos, nežinai, aš ten greit numečiau, žinai, bum, ir bėgu iš to hotelio. Aš bėgu viso greičiu, aš dar taip gyvenime nebėgęs, aš neprisimenu, dar man atrodo administratūra dar žvengė, žinai, iš viso šitos situacijos, nes ten viskas įvyko per 10-15 minučių, žinai. Tai va čia mano buvo blogiausias pasimatymas. Čia kaip filmas, man čia visi. Čia labai. Man tai gerai, kad aš dar bernas ir šiaip galėjau nustumti, žinai, manęs neprirėmė kaip nors. O dar pasakė, kad ateina bernai kažkokie dar. Aš galvoju, jeigu dar bernai kažkokie ateis ir mane ten tuk. Žinai, nežinau, kaip ten galėjo baigtis. Tai, blemba, realiai reikia atsargiai būti ir bernam. Bet šiaip tu kalbos nėra. Visur. Kažkaip visur, blemba. Bet tokių istorijų. Nu tai, o Tailandė, kai mane uždarė į viešnamį. Graikijoje mane į furgoną bandė įtempti ir pavogti. Kaip va tokiuose? Kai tu Graikijoje buvai, mes su Agne, tipo, dviese būtumėm skridusios į Graikiją. Ne, jūs ten neskriskit, toj Graikijoje labai baisu. Nu, baisu, jeigu tu naktim bastais. Nu, nėra baisu ten, žinai, bet, nu, Tai va. man tiesiog buvo visokiausių tų, žinai, atsitikimų, kur, tipo, va, tai furgoną bandė mane įkišti. Tai aišku, visur, supranti, taip atrodo, žinai, visas gyvenims yra kaip ir visur, supranti. Bet atsimeni, kai mes Egipte buvom, ėjom Hurgadui tada į tipo turgelį tą vietinį, atsimeni. Ir tipo turgelis yra jau ten vakare kažkaip tai, ne, tenai, vakarop, tenai, tipo viskas yra tenai, žinai. Nu, mes einam pasižiūrėti į tą turgelį, nu, vietinį, nu, nesimatė, žinai, ten tik per televizorius. Nu, mes tik tai, kai užėjom, kai pamatėm, tad su jūs maži buvot. Įsakom su mama, varom tik kuo greičiau ir neatsisukam niekur. Nu, tai realiai irgi, kai sakoma... Tai kur, tai va, Lietuvoje... Tiesiog visur, nu, tiesiog reikia, tiesiog atsargiai reikia. Taip, tai va, kiek esu girdėjęs iš pažįstamų, žinai, va, eina į pasimatymą, žinai, ir panos dabar sako, niekada nesakysiu, kad paimk man kavos, tik tais pati pasidarysiu, nes yra tokių nutikimų buvę, kur bernas sako, tai aš paimsiu, žinai, kavos. Nueina kavos paimti, įmeta tabletę, žinai, į kavą ir ten įmeta tabletę, kur hormonų suaktyvina ar kažką ir tu labai sekso užsinori, žinai. Ir yra buvę va tokių bairių, kur tiesiog pana nebegali atsilaikyti, žinai, ir ten kažkas nutinka, žinai.
su jos kūnu. Mūsų Žinai, laikais irgi buvo tas pats buvo, jo, tie patys irgi dalykai. Tai va tokių istorijų kiek yra buvę, žinai, tai blemba, vis niekur nebegali nei pasitikėti niekur. Ne, Klubai, belia kur, žinai. Dabar iš viso, klubuose kiek pasakojat, kiek yra Taip. dalykų, kad taip yra. Nu, aišku, vienas dalykas, tik tai įdomus, kad nei vienas žmogus nesupranta, kad už tai reikės visieną susimokėti. Aš kažkaip tikiu, kad karma yra. Karma, jinai ta vadinama, jinai yra, visieną bus ir niekur nedingsi, visieną šitą dalyką reikės. Jeigu blogai darysi, čia tai visieną pareis. Jo, o pats svarbiausia, būk žmogiškas ir viskas, ir svarbiausia, nekenk niekam, o daugiau ir viskas. Tai va, ir bus viskas gerai. Tai tiesiog gal ir užbaigiam, man nes atrodo. Nemažai čia lemba išnekėjom ir tokiam gan jautriom. Negali daug kalbėti, aš, pažiūrėjau, daug ko nepasakiau, nes nebuvo kaip visi. Nu tai dar, kai sakoma, tu nori kažką dabar pasakyti? Ne, taip iš pirso dabar nelaušiu. Ne, nebesakom, kitai temai, kitam paliekam. Supratau. Nu. Gerai, tai kitam ir paliksim. Ja. Žodžiu, ačiū labai, kad klausėt, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo šeimyna, Jakimavičiai, Agnė, Antanas, Jurga ir Antanas. Ir mes jums sakom, iki greito. Hey, and I don't care about what they say. Come from a place where we pray for better days. Get it how you live, yeah, that's the only way. How about the Porsche, then you make your money play.